Taigi, kokių suaugusiųjų mokymosi galimybių Marijampolės regione ir gretimose savivaldybėse suteikė Marijampolės švietimo centras. Na, jūs turbūt jau girdėjote, kad tai yra pirmas švietimo centras Lietuvoje, kad pagrindinis mūsų veiksmas yra mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Tačiau vienas iš švietimo centro veiklos prioritetų yra ir suaugusiųjų mokymas ir pastangos kuo daugiau visuomenės įtraukti į suaugusiųjų mokymą. Na, pavyzdžiui, 2014 metais buvo organizuota apie 420 apskritai mokymosi renginių. Iš tų renginių 39 buvo skirti neformaliajam suaugusiųjų mokymui įvairios trukmės, pradedant kursais 40 valandų ir baigiant renginių ciklais arba dienos renginiais. Turėjome 9944 dalyvius, netiksliau tai yra ne dalyviai, o greičiau apsilankymai, dalyvavimai. Ir iš jų 955 besimokantys suaugusieji nepedagogai dalyvavo mūsų organizuotose veiklose. Na, išeitų kažkur apie 9%, tai yra geresnis rodiklis negu Lietuvos mastu, kiek suaugusiųjų dalyvauja, bet aišku, tai susiję tik su ES įgyvendinamais projektais, su finansuojamais mokymais. Ne visais metais tas rodiklis yra toks. Taigi vienas iš tų projektų, kuris suteikia daug įvairių galimybių mokyti suaugusiems, tai yra suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas. Pirmas ir antras šio projekto etapai ir labai smagu matyti šioje salėje ir šio projekto administratorės ir tvarkytojas iš ugdymo plėtotės centro. Taigi, ką tas projektas daro? Tai pirmiausia, puikiai galimybė suaugusiems dalyvauti neformaliajame mokymėse. ESPA duomenimis tai buvo vienas iš 10 pačių novatoriškiausių Lietuvoje įgyvendintų projektų. Na ir per visus šiuos projekto etapus neformaliojo suaugusiųjų mokymo veiklose Marijampolės ir gretimose regionuose dalyvavo per 1000 suaugusių ir trečiojo amžiaus asmenų. Domėtis suaugusiųjų mokymo ir organizuoti tas veiklas pradėjome nuo kokių 2006 metų, kai prasidėjo pirmieji projektai, apimtys augo, veiksmai didėjo. Ir štai 2011, 2013 ir 2014 metais dalyvavome šio projekto veiklose, organizavome 2,5 mėnesio trukmės, 40 akademinių valandų, kurios buvo išdėstytos per šitą laikotarpį mokymus. Mokymai, kaip matote, vyko ne tik Marijampolės, bet ir gretimose savivaldybėse, Alytaus, Druskininkų, Vilkaviškio, Prienų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Birštono, Lazdijų ir Šakių. Šių mokymų metu 2011 metais galimybę mokytis turėjo 319 suaugusiųjų. 2013 metais net 188 trečiojo amžiaus asmenys turėjo galimybę mokytis. Na, o 2014 metais mokėsi per 550 suaugusiųjų, tarp jų ir trečiojo amžiaus asmenų. Na, tai yra programos arba moduliai, pagal kuriuos bendrasias kompetencijas tobulino suaugę Marijampolės ir gretimų regionų gyventojai. Tai pilietinis ir teisinis suaugusiųjų švietimas, finansinis, kompiuterinis raštingumas, sveika gyvensena, meninis ugdymas ir anglų kalba, kuri buvo itin populiari, ir psichologinė pagalba, na ir daugybė kitų modulių. Partneriai, kurie padėjo susidoroti su galybė šių mokymų, tai Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universitetai, organizuodami šią konferenciją taip pat neišsivertėme be Marijampolės ir Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universitetų pagalbos. Alytaus rajono švietimo pedagoginės psichologinės pagalbos centras, Druskininkų, Prienų, Lazdijų švietimo centrai, kurie yra mūsų kolegos, Vilkaviškio, Aušros ir Šakių Žiburio gimnazijos, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Vilkaviškio rajono Kybartų suaugusiųjų vidurinė mokykla ir Marijampolės pataisos namų suaugusiųjų mokymo skyrius.
Iš tikrųjų labai džiaugiamės šių institucijų pagalba. Na ir kaip sakė Ričardas Pataraitis, jeigu suaugusių mokymui bus numatyti pinigai ir ateinančiame Europos struktūrinės pagalbos laikotarpyje, tai manau, kad turėsime ką veikti. Na, aišku, jeigu pavyks laimėti tą darbą. Mokymų tikslas padėti įsigyti gyvenime profesinėje veikloje reikalingų kompetencijų, įgyti naujų žinių ir įgūdžių, na ir galiausiai turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį. Na, o čia nekas kita kaip Marijampolės 3-ojo amžiaus universiteto studentas. Taigi, baigę šios mokymus 14 metais atlikome nedidelį tyrimą apie mokymų poreikį ir vertinimą, kokie suaugusieji mokosi, ko jie mokosi ir ko norėtų mokytis. Pagal demografinę respondentų charakteristiką dauguma mokymuose dalyvavusių gyventojų suaugusiųjų gyvena mieste, 53% turi šeimas, aišku, dauguma, kaip ir šioje salėje, yra moterys. Ir tai yra vyresnio amžiaus žmonės, kurių darbo stažas atitinkamas iki 30 metų arba daugiau negu 30, 43% turi aukštą išsilavinimą, 27 aukštesnį arba specvidurinį. Na, kaip sakant, visi dauguma žmonių yra išsilavinę. Pagal užimtumą respondentai suskirstė beveik vienodai, tai yra pusė dirbančių ir pusė neturinčių darbo. Na, kaip jau minėjau pradžioje, mokymosi visą gyvenimo sistema iš tikrųjų daug galimybių teikia ir bedarbiam įgyti naujų kompetencijų arba padėti susirasti darbo. Tyrimo išvados. Dauguma respondentų, kurie jau mokėsi, norėtų mokytis arba tobulintis ir toliau, taip nurodė 85%. Mokymų dalyvių nuomonė, mokymasis leidžia tobulinti savo asmenybę, mes kalbėjome apie tai, kad iš tikrųjų pagrindinis mokymosi tikslas yra asmeninis tobulėjimas ir asmeninės laimės siekimas. Kaip sakė gerbiamas daktaras Malkevičius, ta laimė irgi įvairiai suvokiama. 18-25 metų amžiaus grupės dalyviai siekia įgyti profesiją arba išsilavinimą, tai yra natūralu, jiems gyventi ir dirbti ateityje, na, o senjorai siekia turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį. Dauguma dalyvių norėtų mokytis formaliose švietimo institucijose, skirtumai pastebimi tik pagal amžiaus grupes, senjorai norėtų be abejo mokytis 3-ojo amžiaus universitetuose arba nevyriausybinėse organizacijose. Visi dalyviai, kurie dalyvavo mokytis, kurie dalyvavo mokymuose, turi galimybę mokytis ir namuose, jie naudojasi internetu, domisi spauda, klauso radijo, žiūri televiziją. Ir tai štai mes iš praėjusių pranešimų supratome, kokie pavojai ir ten slypi, ir kaip kritiškai visą tai reikia vertinti. Dauguma mokymų dalyvių norėtų mokytis vakarais, taip pat jiems priimtini ir ilgalaikiai kursai, netgi virš mėnesio trukmės, na, o vykti mokytis į kitą vietą. Ne visiems būtų priimtina, tai priklausytų nuo finansinių sąlygų, todėl labai svarbu, kad tie mokymai galėjo vykti arti žmonių gyvenamosios vietos, tai yra visose savivaldybėse, o ne koncentruoti kur nors centre, Vilniuje ar Kaune. Didžioji dalis respondentų dėja negalėtų prisidėti prie savo mokymosi finansavimo. Tai čia ir padėjo ES struktūrinių fondų projektai. Dauguma klaustųjų labiausiai norėtų tobulinti užsienio kalbų, psichologinius, sveikatingumo žinias, beje, ką jie turėjo galimybę daryti. Na, buvo be abejo ir apribojimų. Žmonės, kurie dalyvavo viename mokymo kurse arba viename modulyje, neturėjo galimybę dalyvauti kitose moduliuose. Kitaip sakant, ES projektai garantavo galimybę dalyvauti tik viename mokymų kurse. Ir taip per visą projektą įgyvendinimo laikotarpį. Taigi, taip pat savo gebėjimus bendrauti, įvaldyti techniką, technologijas ir realiai vertinti situaciją, apie ką mes irgi girdėjome praėjusiuose pranešimuose. Na, ir mažiausiai respondentų kažkodėl norėtų įgyti finansinę ir pilietinio raštingumo žinių. Na, štai pilietinio raštingumo pamoką mes irgi ką tik turėjome. Tai yra pakankamai svarbu ir ypač šioje situacijoje. Mokymų dalyviai žinojo, kur rasti informaciją apie mokymus. Jie manė, kad mokymų pasiūla gyvenamoje aplinkoje yra pakankama. Informacija daugiausiai gaudavo iš pažįstamų
reiškia, pateikiamas būdas iš lūpų į lūpas, kurie jau mokėsi, na ir taip pat iš žiniasklaidos. Na, o gerų mokymosi kursų respondentai laikė tokį mokymą, kuris prisideda vėlgi ta pati mintis prie asmenybės tobulėjimo, sukuria malonaus bendravimo atmosferą, suteikia naujų žinių ir naujų kompetencijų. Buvo klausimas ir apie mokymus vedantį lektorių, štai kodėl yra svarbus patvirtintas andragogo kompetencijos aprašas ir andragogo profesija. Toks žmogus, kuris dirba su suaugusiais, turi būti tolerantiškas, atsakingas, sugebantis bendrauti, pasitikintis savimi, gerbiantis kitus, mokantis parinkti mokymo metodus ir gebantis motyvuoti. Vykusių mokymų tematika atitiko dalyvių poreikius, 95% apklaustųjų taip nurodė. Mokymai buvo vertinami dar keliais aspektais ir pagal tuos aspektus jie buvo įvertinti nuo 4,5 iki 4,7 balų. Jie buvo įdomus, medžiaga lengva naudotis, informacija išsami ir lengvai suprantama. Na ir pabaigai, daugelio dalyvių nuomonė, mokymai atitiko arba viršijo lūkesčius. Na, turbūt svarbiausia yra tai, kad žmonės pasijuto reikalingi ir reikšmingi, kad turėjo galimybę bendrauti, gerai praleisti laisvalaikį. Buvo ir tokių istorijų, vykdant 3 amžiaus universiteto mokymus, kurie vyko vasarą, kad sodose liko neapjauta žolė, kad skundėsi vyrai, kad moterys neturi laiko dirbti sode, nes jos nori mokytis. Patyrėme ir tokių kurioziškų situacijų. Taigi, mokymas iš viso gyvenimą iš tikrųjų yra tai, kas turėtų būti savaime suprantamas mūsų sąmonėje, kas reikalinga žmonėms ir manau, kad čia salėje dalyvaujantys senjorai galėtų tą puikiausiai patvirtinti. Na ir dabar norėčiau pakviesti telefono skambučius atmetinėjančią Onutę Sakalauskienę, kuri paneigs sociologų išvadą apie tai, kad žmonės, kuriems daugiau nei 55 metai, nenori mokytis. Jie tikrai nori, nes Marijampolės 3 amžiaus universitetas yra vienas skaitlingiausių Lietuvoje ir jiems nėra nieko neįmanoma. Kadangi man pirmais stalas, aš pamiršau atsinešti, tai dabar nei bekiai, nei su akiniais nemoku, o kad norim sutaupyti laiką, tai padarys mano darbuotoja, jinai greitakalbė, tai jinai čia pataupys laiką dar ir mūsų ansambliui, padainuot kelias dainas. Jeigu pasakys, ką ne taip, leisim. Leisim netikslu. Tai laba diena. Čia premjera netikėta. Mane apgavo. Tai norėčiau pristatyti Marijampolės 3 amžiaus universitetą, daugumai jis yra žinomas, ar mane girdit? Tai kaip ir Onutė minėjo, ir matau, kad ir mes nelabai taupom gyvenimus laiko, tai mūsų pažintis bus greita, bet labai aiški. Taigi, kadangi dabar yra vykdoma ir yra daroma 3 amžiaus universiteto strateginis planas yra vykdomas, tai šiek tiek peržvelgiam, kas buvo ir šiek tiek atnaujinam informaciją, tai mūsų universiteto vizija yra, kad 3 amžiaus universitetas tai visuomeninė, švietėjiška ir savarankiška atvira Marijampolės regiono bendruomenė organizacija asociacija, teikianti neformalaus švietimo paslaugas senjorams ir žmonėms, tenkinant socialinius, kultūrinius ir psichologinius poreikius. Misija – teikti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas pietvakarių Lietuvos bei Punsko krašto senjorams lietuviams, kadangi mūsų 3 amžiaus universitetą atvyksta ne tik marijampoliečiai, bet ir Punsko lietuviai, bei užtikrinant mokymus visą gyvenimo sąlygas, siekiant gyvenimo darnos ir turiningo laisvalaikio. Ir Marijampolės tavo strateginės veiklos plano tikslas yra užtikrinti efektyvų universiteto valdymo procesą, apibrėžti veiklą, numatant prioritetus bei planuojant plėtros pokyčius. Šioje nuotraukoje matote 3 amžiaus universiteto mokslo metų pradžios šventę ir matote, kokia pilna yra mūsų kultūros centro salė. Ir nebejokite, kadangi mūsų užsiėmimų metu auditorijos būna tikrai pilnos. Čia yra matoma skaičiaus besimokančiųjų kaita per visus 10 mokslo metų. Dabar mes
minime 10 mokslo metus, matome, kad skaičius labiausiai didėjo, o 2014-2015 mokslo metais universitete yra 746 klausytojai. 15 fakultetų. Taigi, kelios apyvartos iš universiteto veiklų, užsiėmimų, tai matote aplinkosaugos fakulteto senjoros aplinkos ministerijoje. Čia matote juos vyriausybės rūmuose, matote, kad vyksta ne tik formalūs kažkokie užsiėmimai auditorijose, paskaitose, bet ir vyksta įvairios išvykos, mokslo žinių dienos. Matote fizinio aktyvumo ir kineziterapijos fakulteto sveikatingumo dieną mūsų baseine sveikatos banga. Čia, kaip ir minėjau, teisės fakulteto mokslo žinių diena Vilniaus universitete, kadangi bendraujame ir su kitomis mokslo ir švietimo įstaigomis. Pas mus universitetą atvyksta ir tikrai žinomų žmonių, kurie nori pasidalinti savo ir mintimis, ir paskaitomis, ir dainomis. Čia matote aktorę Virginiją Buchanskytę bei smuikininkę Lianą Židelytę muzikos fakultete besisvečiuoja. Kultūros ir meno fakulteto klausytojams koncertavo muzikinio teatro aktorė Raminta Vaicekauskaitė su savo studentėmis. Čia man vienas labiausiai patikusių renginių Švento Valentino dienai minėti Raudoni guzikai muzikos fakultete. Matote ir moterų vokalinį ansamblį, kurio dainas netrukus išgirsite. Vienas, nežinau, man irgi labai patiko ir moterys norės meluoti, kad tikrai charizmatiškas žmogus Eugenijus Kerstonas, tai yra mados ekspertas, o visos moterys nori būti žavios. Parašyta. Ir visiems pažįstama aktorė Nijolė Narmontaitė, psichologijos fakultete, bet užsiėmimą, kad dūšiai būtų linksma, turbūt ir pavadinimas yra daugeliu žinomas, nes tai yra jos knygos pavadinimas. Kultūros ir meno fakulteto tradicinė Trijų karalių vakaronė. Šiais metais tai buvo pasiauskime Susidirbę. Ir viena iš paskutinių išvykų Namūkio fakulteto, tai užsiėmimas Duonos kelias iki stalo prie krašto muziejuje. Didžiausias 2014 metų laimėjimas tai Marijampolės 3 amžiaus universiteto ansamblio Gija. Ir tai vyko Varšuvoje festivalis tarptautinis ir ten laimėjo moteris Grand Prix. Tai paplokite. Visiems padainuos to paties tarptautinių festivalių Grand Prix laimėtojo ansamblis Jaunystės aidas. Jie pateikė Grand Prix 2011 metais. Mūsų senjorai Marijampolėje yra aktyvūs ne tik socialiai, ne tik fiziškai. Tai čia matote, kad senjorai dalyvauja akcijose, tai parodo būtent jų socialinį aktyvumą. Tai mamų skrynia ir vargsantiems karšta sriuba, ir žingsnis tiltas, tai visi žinoma akcija daroma, ir spalvotas pavasaris. Taip pat nebuvome abejingi ir turime bėdą, žinoma, laidoje Bėdų turgus, bei svarbios pensionato gyventojams žmonės dovanoja reikalingus daiktus bei drabužius. Čia yra 3 amžiaus universiteto senjorai būtent mamų skrynia atnešė dovanas, mūsų tai yra kasetinė akcija tiek per Kalėdas, tiek per Velykas. Tai norintys marijampoliečiai gali prisijungti prie šios gražios akcijos ir daiktelius taip pat atnešti mamytėms ir jų vaikeliams. Tarptautinis bendradarbiavimas labai svarbus, kaip ir kiekvienam iš mūsų bendrauti norisi. Matoma, kad bendraujame ir bendradarbiavame ne tik su Lietuvos 3 amžiaus universitetais, ne tik su draugais iš Kazlų, kurie yra čia, bet ir su užsienio panašaus pobūdžio organizacijomis. Tai ir Lenkijos, Varšuvos ir Suvalkų, Danijos Odensės senjorų namai, Vokietijos Manhatos senjorų akademija, Baltarusijos Gardino ir Vitebsko aukso amžiaus universitetai, Latvijos Rygos 3 amžiaus trasa bei Jūrmalos kultūros centro senjorų šalių kolektyvas Abelitė. Tarp kitų, Abelitė yra mūsų patys naujausi draugai, mes susidraugavome per vykusį senjorų folkloro muzikos festivalį, kuris vyko spalio 17 dieną. Taip pat dalyvaujame projektinėje veikloje. Per 10 metų yra gyventinti net 56 Marijampolės savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir ES lėšomis finansuojami projektai.
Trečio amžiaus universiteto studentai Senjorė dalyvauja projekte Suaugusių švietimo sistemos plėtros įteikiant besimokantiesiems asmenims naujausias kompetencijas. Jau daugelį mokyklų ir paminėjo švietimo centro direktorė. Tai čia matote ilgiausią sąrašą mokymų, kuriuose dalyvaujame ir mes. Gal nekartosiu iš jų. Taip pat 6 metai yra įgyvendinamas projektas Marijampolės TAU mokslo žemėdienos Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jos vyko VDU, VU, Vilniaus edukologijos universitete, Stulginskio universitete, VU tarptautinių ryšių institute. Projektas yra finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis. O 2014 metais gruodžio mėnesį yra įgyvendintas projektas TAU stiprybė bendravime, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kaip ir minėjau, 2014-2015 mokslo metai yra Marijampolės Trečio amžiaus universiteto jubiliejiniai 10-ieji veiklos metai. Taigi tokie didieji renginiai mūsų jau įvykę, tai Spalio 1-osios minėjimas ir Amerikos Žydų Daunotas Čiurlionio kvarteto koncertas, galbūt esate jame ir buvę. Spalio 17 dienos tarptautinis senjorų folkloro ansamblių festivalis. Dailės fakulteto studentų senjorų darbų paroda Senjorų darbai sielos atspindys, kuris vyko čia švietimo centre. Tai galėjote išvysti. Taip pat dar, jau matote, yra laikotarpis įvykdytas atvirų durų dienos, išties bičiulių ranka. Taip pat jau įvyko rašinių konkursas, ką man reiškia Trečio amžiaus universitetas. Knygos Aksominis ruduo leidyba, tai dabar viskas procese, pas mus vyksta labai aktyvūs darbai. Balandį mūsų laukia literatūrinė muzikinė kompozicija Didžioji meno dvasia, bei bus iškilmingas 10-ųjų mokslo metų minėjimas gegužės 7 dieną. Taigi matote, kad mūsų laukia dar daug renginių, kuriais mes norime paminėti 10-ties veiklos metų universiteto einančią progą. Čia kelios akimirkos iliustruojančios mano minėtus renginius, tai Spalio 1-osios dienos minėjimas ir koncerto akimirka. Čia akimirkos iš tarptautinių senjorų folkloro muzikos ansamblių festivalio. Dailės paroda, galbūt kažkas mato ir savo darbus. Ir atvirų durų dienos išties bičiulių ranka. Aplankė daugelis fakultetų aplankė įvairias organizacijas ir ten dovanojo šiltas akimirkas ir dainų posmus ir mato šokų žingsneliais pasveikino žmonės. Vyko gražus renginys, rašinių pristatymas konkursui, ką man reiškia Trečio amžiaus universitetas. Pamatėme, kad labai daug talentingų žmonių turime, ypač smagu, kad atsiskleidė net tie, kurie nuolat rašo ir netgi yra išleidę savo knygeles, tačiau mums visai netikėtai pasirodė ir savo labai gražiai mintis išreiškia žmonės. Ir paskutiniai štrichai, taigi mes su Onute pavadinom perliukai iš rašinių. Viena mūsų trečiaamžininkių rašo. Esame viena šeima ir bėgame kartu nuo senatvės ir vienatvės. Nėra kada galvoti apie gilius atodūsius ir gyventi tik prisiminimais. Tau klausytojų širdį jausmai, juokai, susiklausimas yra gera profilaktika nuo ligų. Gediminas Povilas taip pat mus labai maloniai nustebino, kad nebūtum sustingęs ir visur ieškotum gėrio ir mažyčių saulių, kurios apšviestų kelią, kad ir iš pažiūros menkiems siekiams mane ir atvedė į tau. Matome, koks reikšmingas yra Trečiojo amžiaus universitetas. Ir paskutinis gan ilgas visas perlas, tai tuos mūsų trečiamžininkais, kuris tikrai pralinksmino ir pamatėme, kad tikra tiesa. Gyvena toli. Gyvena toli, Vilkaviškio rajone, kaime. Tai mūsų klausytoja rašo. Mūsų studentų skaičius yra bent 3 kartus didesnis, negu direktorė pranešė mokslo metų pradžioje. Kiekvienas parėjęs namo, dar keliems šeimos nariams papasakoja, ką girdėjo paskaitose. Tai tie šeimos nariai irgi lyg ir mūsų studentų neakivaizdininkai. Taip pat ir rašo, kai baigsiu rašyti, rašinį pasiųsiu internetu, nes tik tau dėka išmokau juo naudotis. Tik pagalvokit. Sėdi kaime, 8:10 vykusi visi seniai ir internete naršo pažinčių portalus, pažinčių svetaines, aptaria naujienas su vaikais ir anūkais. Dabar internetu galiu atlikti daug reikalų, visas sąskaitas apmokėti nepermokėdama nei vieno cento. Tau yra visas mano gyvenimas. Jeigu kokie nors reikalai sutampa su paskaitomis, tuo blogiau tiems reikalams, nes paskaitos yra šventas dalykas. To lankysiu tau, kur paėsiu.
Kai vaikščiosiu su ramentu, dar lankysiu. Kai vaikščiosiu su 2 ramentais, dar lankysiu. O kai gulėsiu mirties pabale arba grabe, tada jau atsiprašau. Nelankysiu. Galėsite mane išbraukti iš sąrašų. Pasakė labai gerai. O dabar kviečiu ansamblietis. Užbaigėm.